Sveiki visi! Labai džiaugiuosi, kad paspaudėte mygtuką ir susidomėjote, kas tai yra joginis vaikščiojimas. Nes iš tikrųjų judėjimas, vaikščiojimas mums yra be galo svarbus. Ir kaip vaikščioti taisyklingai, čia reikėtų iš tikrųjų mokytis. Nors jums yra ten 20, 30, 40 ar 50 metų, tai nereiškia, kad jūs vaikštate teisingai. Dažnai būna, kad po pasivaikščiojimo ilgesnio pradeda skaudėti kelių sąnariai, pradedat jausti nugaroje skausmus. Tai yra dėl netaisyklingo vaikščiojimo, dėl netaisyklingos avalynės, jeigu aišku jūs neturit kitų tam tikrų sveikatos problemų, kurie irgi gali įtakoti tą blogą jauseną. Bet iš tikrųjų, jeigu jūs neturite ligų sudėtingų, tai vaikščiojimas turi būti malonus ir sklandus. Jums pavaikščiojus neturi jaustis įtampos sąnariuose ar nugaroje. Tam joginis vaikščiojimas yra sukurtas taip, kad jūs vaikščiotumėt ir neapkrautumėt savo sąnarių. Tai tą jūs pamatysite praktinėje dalyje. Ir vaikščioti mes išmokstame dar kūdikystėje, bet nuolatos reikia tobulinti tą ėjimo techniką, reikia stebėti save, kaip mes einam. Ir joginis dar per brūkšnelį vadinamas terapinis vaikščiojimas ir yra būtent apie savistabą. Ką aš rekomenduoju išėjus pasivaikščioti tokiu būdu, neimti ten telefonų, geriausia pabūti su savim. Neimkit rankinių, sunkių kuprinių, to nereikia, nes tai apsunkins judesį ir svorio pasiskirstimą. Kitas dalykas labai svarbus, pasirūpinkite tinkamą avalynę, kad jūsų pėdos turėtų laisvę judėti. Jokių būdų negali būti batai kietų padu, nes kitaip jūsų pėda negalės lankstytis taip, kaip turėtų lenktis einant, ėjimo metu. Tai batai turi būti lankščiu padu, geriausia, kad tai nebūtų platforma kažkokia didelė, nes irgi trukdo lankstumui, ir kad būtų pakankamai erdvės pirštų zonoje. Kad jūsų pirštai nebūtų susispaudę, nes kai pirštai yra susispaudę, vėlgi svorio centras negali pasiskirstyti tolygiai. Ir be abejo, patogi apranga, kad nevaržytų jūsų judesių. Tai va, tai ką? Tai kviečiu į video pasižiūrėti praktinių patarimų, ką reikia įsidėmėti ir kaip reikia vaikščioti joginiu ėjimu. O jeigu visgi susidomėsi taip, kad nenori pats mokintis, o nori, kad padėčiau aš, tai Kaune kviečiu į gyvą vaikščiojimo sesiją, kurios metu praktiškai išmokysiu, prižiūrėsiu, patarsiu, kaip tą vaikščiojimą atlikti taisyklingai. Tai sėkmės jums ir iki kitų kartų. Kai jau žinome visą teoriją, pereikime prie praktikos. Taigi pasižiūrėsime, ką reikia žinoti, kaip taisyklingai, pirmoji vietoj, kaip taisyklingai statyti pėdas einant. Tai kas yra labai svarbu? Svarbu, kad mes žingsnį pradedam nuo kulno, žengiame ir palydime pirštu. Tai nuo kulno lenkiame ir palydime pirštu. Tai toks turėtų būti mūsų žingsnis. Kas labai svarbu, atkreipti ką dėmesį, kad jūsų batai turi būti lankščiu padu. Padai turi būti lankstus. Jeigu jūs apsiausite batus, kurie yra standaus pado, jums tiesiog nepavyks per šitą vietą taisyklingai sulenkti pėdas. Tai va, statome, žengiame, palydime. Tai čia pirmas dalykas, ką reikia padaryti. Antras dalykas, ką reikia žinoti, tai taisyklingai susistatyti savo kūną, laikyseną. Kur žmonės dažnai daro klaidą, tai vat parodysiu, kai sako ištiesk nugarą, išsitiesia va taip. Tai vat matot išlinkimas, tai yra labai negerai, netaisyklinga. Taisyklinga yra taip, įsivaizduokit, tarsi eitų per jūsų vidurį siūlas ir jis temptų jūs į viršų. Tai reiškia, reikia stuburą tempti į viršų, išsitiest. Tai va matot skirtumą, ne taip, o jūs turit būti va taip. Tai va čia yra tiesus, taisyklingas stovėjimas. Tai čia yra antras dalykas, ką reikia užfiksuoti ir įsiminti šito vaikščiojimo metu. Trečias dalykas, reikia paruošti pečius. Tai kas yra labai svarbu, jūs juos turite, truputį galite va taip pasukti, pamankštinti, nes iš tikrųjų mūsų pečiai dažniausiai būna tokie, sulinkę nuo sėdėjimo, nuo darbo prie pasilenkus, prie kompiuterio, tai jūs turit juos ištiesinti, Prisimenam, kad kūnas yra tiesiai, pečius pamankštinam ir juos tarsi va taip atverčiam.
Ir viso ėjimo metu, kas yra labai svarbu, tai stebėti, kad nepamesti šitų dalykų. Nepamesti žingsnio, nepamesti tiesaus stovėjimo ir nepamesti pečių. Nes matysit, kad pečiai linkia labai atsiminti ir sugrįžti vėl į savo pradinę būseną. Tai atverčiam pečius ir kas yra svarbu, ėjimo metu judinam rankas į šonus. Na, tai va taip. Tai maždaug atrodytų šitai. Kas yra svarbu, rankos turi netabaluoti belenkaip, bet turi būti sąmoningai judinamos. Stuburas jis neturi judėti, stuburas yra tiesus, rankas judinam sąmoningai ir taip žengiam žingsnis. Ketvirtas dalykas, ką reikia žinoti, tai atkreipti dėmesį ėjimo metu, kad žingsnis turi būti žengiamas iš klubų, ne iš kelių. Galite patys pamėginti eiti ir pajausit, kad jeigu pajausit, kad jums atsimuša į kelius smūgis, tai yra blogai, taip neturi būti. Turite eiti iš klubų, todėl jūsų kelio sąnariai bus tada neapkrauti papildomai. Tai va, tai atrodytų taip. Ir taip jūsų eisena yra tokia truputėlį judinant klubus. Tai aišku neturi būti per daug, ar ne, jūs neturite eiti taip, ne, šitaip nereikia. Bet tai turi būti jausmas, turite būti nukreipę savo pojūtį į šitas vietas ir eiti iš jų. Ir jeigu tai jums pavyksta padaryti, jūs jausite, kad keliai negauna papildomos apkrovos ir taip jūs galėsite nueiti ilgiau ir nevarginsite savo kelio. Penktas dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį ir įsiminti, tai pačioj pabaigoj, kai pusę valandos jūs vaikščiojot linguodami rankas į šonus, pačioj pabaigoj 10 minučių visą ėjimą reikėtų pabaigti štai tokiu judesiu. Tarsi kažką tai griebtumėt ir trauktumėt į save. Na, tarsi būtų virvė, kurią norėtumėt pagriebti iš gyvenimo atveju, ar ne, kad nenukristumėt, tiesiog stipriai pagriebėt, tempėt atgal. Pagriebėt, tempėt atgal. Ir šitaip jūs žingsniuojat tuo pačiu žingsniu, išlaikant tą pačią kūno pusiausvyrą, žengiat 10 minučių. Patikėkit manim, tai nėra lengva, jausitės po viso šito žingsniavimo 40 minučių, jausitės kaip po geros treniruotės, bet taip ir turi būti. Kai išmoksite, kai raumenys prisitaikys, jūs tada sklandžiai ir laisvai galėsite taip judėti ir ne tik vaikščiojimo parke metu, bet ir vaikščiojimo mieste, gatvėse, visur kur. Nes iš tikrųjų šito vaikščiojimo, terapinio vaikščiojimo, kitaip dar vadinamo joginio vaikščiojimo metu, jūs tiesiog sklendžiate. Neatrodo, kad jūs einate sunkiai, bet tam reikia truputėlį praktikos. Ir kaip ir pradžioje minėjau, šitas vaikščiojimas vadinasi terapinis. Tai kodėl? Todėl, kad jūs turite būti tuo metu pats su savim. Ir ką aš rekomenduoju, tai neimti jokių rankinukų, kuprinių, telefonų, viską palikti namuose ir tiesiog išeiti, pasivaikščioti, pabūti su savim. Tai bus ir puikiai mankšta jūsų kūnui, ir protui mankšta, nes jūs būsit su savim. Ir jeigu tik einant, jūs pastebėsite, kad įkyrios mintis pradeda lįsti jums į galvą, pasakykite stop, palikite jas už durų ir pabūkit su savim. Nes esmė, kad šito terapinio metu jūs turite nuolat stebėti, jausti, kitaip sakant, savo kūną, nes jausti, ar jūs išlaikot stovėseną, ar jūsų rankos teisingoj padėty. Jeigu tik pajutot, kad ne, sugrąžinkit rankas atgal. Ar jūsų rankos juda ėjimo metu, ar jūsų kūnas yra tiesus, tiesioj ašy, ar taisyklingai dedate pėdą, bet į tai jūs turite koncentruotis, o ne į darbus, nei visus kitus dalykus. Ir čia jūs per tą 40 minučių ar tai valandą jūs pabūsit su savim, tai bus ir mankšta, ir poilsis jūsų protui.